Galėjom važiuoti tiesiai čia. Aš sakau, Tada dar klasniuką ir duodu jums. Žiaurų rūtą kasą. Upa. Žiaurus tikrai ne. Nerealus. Labas rytas, aš jau esu Utono oro uoste, laukiu laipinimo, skrendam į Kauną. Einu įsitaisyti ir matau, kad nėra vaikų. Tai galėsiu pamiegoti. Grįžau į Lietuvą, tai labai apsidžiaugiau, kad dar yra likę paskutinio obuoliuko ant medžių. Nuo medžio skinti. Jau buvau pasiilgus nuo paskutinio karto, kai buvau grįžus į Lietuvą vasarą. Ir dar gavau kažkokių tai uogų, tokios panašaus skonio į kivius. Pirmą kartą ragavus, net neatsimenu iš tikrųjų, teta minėjo pavadinimą jų, bet neįsigilinau, kažkoks sunkus. Rytoj po varžybų dar galėsiu valgyti daugiau obuolių, bet noriu dar jums parodyti, ką aš nusipirkau. Aš su šaliku ką tik grįžau iš lauko. Grįžom iš kapinių, buvom nuvažiavę kapus aplankyti. Ir tikrai labai šalta. Mano dabar tik tai atleidinėjo kojų pirštus. Žinot, kaip būna nušala. Tai kojų pirštai nušalė, visą nosis nušalus, aš apskritai visą sustirus. Tai važiuosim į molą, gal net nusipirksiu striukę naują. Va, įsidėjau jau į krepšį savo, jo iš tikrųjų net neiškraustau viso, nes visur keliausiu. Rytoj varžybas, paskui pas draugę dar važiuosiu. Ir va, ką pirkau. Nieko čia per daugiausiai nėra. Tai labai norėjau siestos kokosų, neatsimenu, kada valgiau. Ir praeitą savaitgalį, kai buvau varžybas, buvau Lenkų parduotuvę užsukus nusipirkti tribit. Ir man labai skaniai susivalgė. Tai va, dar pasiėmiau vieną tribit. Ir labai mėgstu tuk sausainius. Tai vienas paprikos, o kitas kumpio skonio. Nevalgau mėsos, bet šios sausainius tikrai labai mėgstu. Ir va, dar man labai patinka KitKat. Būna visas toksai didelis pakelis Anglijoj svariniai, perku cookies and cream skonio. Blogai jaučiuosi. Girdėt, kiek garsų? Mano krikštasunis riekauja, šaukauja pačioj. Tai blogai biškai jaučiuosi peršalus ir labai gerklę skauda ir čiaudėju ir kosiju. Tai tikiuosi labai netkrisiu iki kito savaitgalio. Sekmadienį su Giedre žadam eiti į teatrą. Ir dabar bus labai tokios trumputės atostogos Lietuvoje, bet čia visada gera sugrįžti. Nors ir oras toks jau kanotas, nors ir taip nekaip jaučiuosi, sveikata nekokia, bet aš Lietuvoj. Ir pažiūrėkit, kaip apsimoka pusseserėm atidavinėti drabužius. Dabar grįžau ir galvau, reikia nusipirkti striukę. Bet sako, prisimeni, pusseserė Augustė man sako, prisimeni, taigi tu man buvai atidavus. Tai va, dabar kadangi aš esu mažesnė, tai man ir striukė tinka ir nereikės pirkti, dabar Lietuvoj būdama galėsiu panešioti. Nes čia tikrai labai šalta. Labas rytas, šiandien jau yra šou diena. Aš atsikėliau 6 valandą, leidau savo truputį vėl pamiegot. Įsitiesinau plaukus, einu į apačią gamintis košę. Esu šiek tiek užkimusi, peršalau, bet tikiuosi
netikiuosi, o peršalimas nesutrukdys varžybų. Štai pasidažiau, belieka nuvažiuoti į vietą, tada mane nugrimuos ir apie 2 valandą prasidės renginys. Turėtų važiuoti keletas draugių, bus šeimos narių, turėtų būti smagu. O, striukutė. Nu, labas, gražuolė mano. Va, matai gražuolė, čia kokią striukę turi gražiai. Nu, Kaip pat? nu, čia Agotos Donelė šventinta. Gerai, močiutė va man dar davė šventintos Agotos Donelės. Visiems. Imki mašiną, įsidėk Agotos Donelės šventintos. Nu, ačiū, močiutė. Močiutė man Agotos šventintos Donelės davė, aš močiutei daviau 2 teleloto bilietus. Va. Nu, jau vieną pežiuką laimėjo. Kiek laimės rytuo. Nu, sekmadienį, matysim. Jau vieną pežiuką laimėjo, dabar kitą mašiną reikia. Viską iš teleloto reikia susirinkti. Štai jau vietoj mes, vieni iš pirmųjų atvykę, užsiėmėm vietas. O, įdegis jau viskas, ar ne? Gerai. Įdegis. Ir eisim teptis kažkada, ruoštis ir laukti. Štai salė, visi ruošiamės. Treneris. Pradėjo rinktis dalyviai. Gavau numeriuką. 20. Visa pasiruošus. Mane Diana papuošė. Ištepė, ačiū labai. Marius tepasi, gražinasi. Vitalijus, Erika, Mija. Ir jau nežinau, galbūt pusvalandukas ir jau ant scenos eisim, reikia pradėti filmuotis. Ir ruošimės ir bėgsim. O čia tai įdegis. Iškart. Kaip Nutella. Galime paragauti. Per vieną prizmę viską žinoti Nutella. Nu. Nebijau. Ką? Va. Prisivalgęs visas, kaip maži vaikai, žinai, įsimozuoja. Nu, vaivėlė, jau tepsi baltą. Nu. Štai ir Svajūnas. Irgi visas šokoladinis. Pas mane va, tik dabar nufoto. Mes šiandien. Mes jau per M1 ir visą Lietuvą apsiskelbėm, kad važiuojam. Girdėjai, kad tai radai? Per M1 skambinom. Rimtai? Sakė? Žinai, kokie šiandien planai, ką veikia, tai vienas medžiuot, kitas ten atostogauti. Ar aš paskambinu, trečias kitas sako, važiuojam laivu. Teisingai. Taip, taip. Dalyvių mažiau negu tikėtasi, bet, va, kaip ir sakė Marius, turbūt todėl, kad visa Lietuva išgirdo, kad sporto kodas laimėt atvažiavo. Publiką galima sportininkas palaikyti plojimais. Senantis sportininkai, kurių Jau pasirodžiau. Ačiū labai. Drėva fen vitaminų pagavo ir pozavimas buvo visai kitom pusėm, reikėjo bėgiot, bet nu nieko. Truputį suklupau senai, bet svarbu nepasimečiau. Viskas gerai, dabar laukiam apdovanojimų.
Kada bus? Apdovanojimai turėtų būti visai jau neužilgo, nes labai nedaug dalyvių. Ir taip, dėmesio. 4. vieta. Iškeliauja sporto klubą Pampit, Airida Bulanovaitė, numeris 2. Finalinis 3. 3. vieta. Iškeliauja sporto klubą Šaulė Alytus, trenerė Gerima Julina Sadauskaitė, Rėta Slaviskaitė, numeris 3. Antra vieta iškeliauja į Šiaulius. Sporto klubas Sporto kodas. Vitalijus Simanskis, Karolina. Ir šių varžybų nugalėtoja Latvijos sportininkė numeris 4 Tatjana Kamarova. Na ką, prašau visus vieną eilę ir paruoškite šeimo kategoriją. Antra vieta. Ir taurė, ir medalis, ir gerai laiptukais į viršų. Tai buvo 2/3, dabar 2 ir dabar reikia 1 kažkada. Nu va, apart rankų jau esu panašesnė į žmogų, nes persidažiau. Ir dabar pas mane ant kelių tinginys. Giedrė šiandien ryte buvo turgelį ūkininkų, nupirko man tinginio, o kas gale pas mane darosi. Dar nespėjau nieko ragauti, bet dar ragausiu čia eklerai, Selgas sausainį sviestą, čia mano riešutų sviestas, trapučiai, Kinder Bueno, žodžiu rojus. Važiuojam į Talutį ir valgysim visko po truputį. Kaip senai valgiau tinginį. Ai, ne, čia pasiekti. Mes irgi svarbu žmonės. Bet čia gali kiek paradas. Taste test. Ragaujam eklerus. Ragaujam baltą. Čia sustraikės. Kaip? Nepasiekiu viduriuko. Oi, reikia laukti būdą per pusę ir kas kažkart nusvyko. Neblogas, man patinka pistacijos. Bet nepalyginti su alių šokoladinė. Sakė, alių šokoladinį skaniau. Jeigu dar šiandien tilps kas nors, tai dar paragausim ir alių šokoladinės. Ne, pirmą tu paragauk, kad aš viduriuko gaučiau. Kad pamandukas, ne? Rūta, ragauji? Duok Rūtai. Nepinsim čia saldainių. Ne? Alių šokoladinę varysim. Nieko nežinau. Kremas toks ne per saldus, tai visai gerai. Ir mano dainytė. Sakė, Rūta labai juokės iš tavo Karolino Germanavičiaus pozavimo. Ja. Mano? Taip, ačiū.
O šitą picytę per viduriuką, aha? Dėkui. Nepatogu labai, kaip atrodo viskas vyra, ne? Nu. Skanu. Upė vagribių yra. Labai. Aš norėčiau nueiti Vilniui visai. Nu va, pavalgiau, prisivalgiau, buvo labai skanu. Valgėm uždarą pizzą vegetarišką, merginos valgė barbecue pizzą. Paragavau tik tai plutos, nes aš visiems nevalgau. Ir paskui valgėm dar paninį su baklažanu. Ir feto sūriu buvo labai skanu. Tai pliusas stalučiui, tikrai dar grįšiu per savo vizičiai. Vaflių jau neužsisakėm, norėjau, bet sakau, pasiliekam ant galo ir tada matysim, ar norėsim ar ne. Tai tikrai netilptų, bet laimiai dar yra tik tai po 6. Nepalyginsiu su Anglija, kur aš savo čytus po varžybinius valgydavau apie 12 nakties ir tada eidavau iškart miegot. Palaukia manęs kardijo treniruotė, turbūt vėl bėgsiu ir važiuosim galbūt į Impulso klubą sporto Žalgirio arenoje arba važiuosiu, bėgsiu pabėgioti kažkur, arba stadione, arba Panemunės Šilą. Kai ką pastebėjau. Ten yra kepyklėlė. Tai dabar ragausiu. Mes visi. Nežinau. Viskas taip skaniai atrodo. Aš galvoju, užteks, nes mes visi... Užteks. Užteks. Viso gero. Einam dabar kavutės pasimti ir dar paskanausime eklerų. Kokio skonio? Vienas pistacijų, o kitas Sūrios karamelės. sūrios karamelės. Ate. Ate. Tiek prisivalgiau, viskas atvažiavo mane policija išvežti. Už tai, kad visus saldainius suvalgiau šį vakarą Kaune. Atsiprašom, ponai pareigūnai, nesuimkit. Nusišypsojo. Degustacija, dabar Ali šokoladinės eklerų. Pirmasis ekleras pistacijom. Dieve, kaip noriu. O Dieve, nepalyginti su tais. Nėra ten ką lyginti. Imkit. Gerai. Eim krūtą tu šitam, ragauju kitam. Kokio grietinėlio, kokio gerumo. O šitas su karamelė. Sūria. Sūria. Rojus, ne? Ir čia dar tokie spraksi po to burnoj, man rodos. Galėjom važiuoti tiesiai čia. Aš Pada sakiau. dar klasniuką ir duodu jums. Jau rūrūtą kasą.
Žiaurus, tikrai ne. Mineralus. Na va, mėlėjai, dabar jau tikrai viskas, jau čia bus mano atsisveikinimo video ir va, atvažiavau pas draugę, dabar atsisėsim, pasižiūrėsim X Faktorių, suvalgysim dar pamelo, pasipjaustim, obuolių turiu, dar turiu šiokių tokių skanėstų, galbūt dar kažką pasmaguriausim ir eisim ilsėtis rytoj, sportuoti, daug, atgal vežės, kitą savaitę vėl varžybos ir matysim, galbūt dar sudalyvausiu keletoje varžybų, be abejo apie viską jums leisiu žinoti. Šiandien iš tikrųjų labai buvau nustebinta ir labai pamaloninta. Tai labai malonus ir teisėjai, ir pats tas komandinis darbas, visos NACO organizacijos labai malonus, visi darbuotojai, stafas už scenos užkulisiuose labai paslaugus, pagalbus ir tikrai labai siunčiu didžiausius linkėjimus visiems ir ačiū be abejo savo komandai Sporto Kodas. Mane pristatė kaip šiaulietė varžybose, nors aš kaunietė, bet aš atstovavau Sporto Kodo komandą iš Šiaulių. Mano treneris Vitalijus taip pat laimėjo pirmą vietą, mano komandos draugas Marius taip pat laimėjo pirmą vietą. Nežinau, berods ir Svajūnas laimėjo pirmą vietą, tik šį kartą aš antrą vietą. Na, bet nieko, buvo 2 trečios, 1 antra ir po truputį gal pavyks iškovoti ir pirmą pagaliau. Ačiū labai dar kartelį, kad žiūrėjot, mėlėjai. Ir iki kito karto, jeigu patiko mano video, labai kviečiu prenumeruoti mano kanalą. Sekite mane Facebook'e misvi.lt ir Instagram'e misvi.lt. Ate!